Kelininkai praneša, šiemet mūsų keliuose laukia tikrai daug naujovių, kadangi per šiuos metus buvo atnaujinama kelių priežiūros technika, kaupiamos slidumą mažinančios priemonės bei taip pat įdiegtos naujos sistemos stebėti oro sąlygoms kritiniuose prižiūrimų kelių ruožuose. Tai yra plečiamas būtent specialių kelių oro sąlygų stebėjimo stotelių tinklas Lietuvoje. Tai visa informacija, meteorologinė informacija, kelio dangos būklės informacija pasiekia kelininkus, kur pasitelkiant dirbtinio intelekto priemonės teikiamos rekomendacijos būtent ir apie pavojingus ruožus. Kelininkai taip pat žada, kad daugiausiai dėmesio bus skiriama prevencijos darbams intensyviausiuose šalies keliuose. Be to pasirūpinta ne tik druskos atsargomis, bet ir kalcio chlorido, kadangi būtent jis yra naudojamas esant ypač šaltoms oro sąlygoms, kaip paprastos priemonės, kaip ta pati paprasta druska, jau yra nebeveiksmingos.